Šiandien norėčiau pasidalinti ne kažkokia idealios sėkmės istorija. Tiesiog savo keliu, tikrų gyvų ir be jokių pagražinimų. Į Greenway Global kompaniją atėjau visai, galima sakyti, nesenai. Gegužės 21 dieną bus lygiai pusę metų. Per tą laiką aš labai daug stebėjau. Stebėjau žmones, stebėjau kompaniją, stebėjau produktus. Ir be jokios abejonės patį tinklinį marketingą. Ir kuo daugiau stebėjau, tuo labiau supratau vieną labai svarbų dalyką, jog Greenway Global nėra tiesiog dar viena tinklinio marketingo kompanija. Bent jau man ji visiškai kitokia. Kodėl? Ogi todėl, kad čia visų pirma aš pajutau nespaudimą pardavinėti, o galimybę kurti. Nelakstyti nuo vieno žmogaus prie kito, nebrukti produktą, nelaukti kažkokios tai nuo akcijos iki akcijos, vau, čia pas mus išpardavimai. O ramiai kurti savo aplinką, savo auditoriją, savo žmones. Ir man tai buvo labai svarbu. Tuo labiau gyvenant užsienyje, aš labai aiškiai supratau, jog nenoriu vadinamo to turgaus verslo. Nenoriu tiesiog pirkti, parduoti. Nenoriu kiekvieną dieną gyventi tik dėl kažkokio greito rezultato. Man norisi stabilumo, pasitikėjimo ir ilgalaikio kelio. Ir žinot, aš labai ilgai ieškojau vietos, kur jausčiaus ramiai, kur nereikėtų kažką vaidinti, kur nereikėtų būti kažkokia super pardavėja, kur galėčiau būti tiesiog savimi. Ir labai netikėtai man tuo tapo kompanija Greenway Global. Aišku, pačioje pradžioje aš irgi žiūrėjau atsargiai, kaip ir daugumas kitų žmonių. Nes šiandien žmonės pavargę nuo pažadų, nuo garsaus marketingo, nuo tų frazių, čia ateik ir tu uždirbsi milijonų. Bet kuo daugiau pradėjau naudoti produktus, tuo daugiau pradėjau suprasti, kad čia viskas prasideda nuo manęs, nuo savęs. Ne nuo kažkokio verslo plano, ne nuo uždirbtų pinigų, o nuo to, kaip tu jautiesi. Per šios mėnesius išbandžiau nemažai produktų – vitaminai, hemp seed oil, nice gold linija ir kitus produktus. Ir žinot ką? Aš negaliu pasakyti ne apie vieną, kad jis buvo bereikalingas, kad jis buvo kažkoks tuščias. Bet žinokit, vienas produktas mane labai užkabina ir tai yra Neo rezervo. Ir dabar kalbu ne kaip pardavėja, kalbu kaip žmogus, kuris pats pajuto tą pokytį, kuris pats pajuto tą kaifą nuo šio produkto. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, tai natūrali energija. Rytais man visą laiką reikėdavo, kaip ir daugeliui, turbūt, kavos. Atrodydavo, kad jeigu neišgersi kavos puodelio, negalėsi pradėti gerai, normaliai dienos. O kai pradėjau vartoti Neo rezervą, iš pradžių net nesupratau, kas vyksta. Vieną gražią dieną geriu kavą ir jaučiu, kad aš jos nenoriu. O to ateina dar vieną dieną ir vėl tas pats kartojasi. Galvoju, gal čia kažkoks sutapimas. Bet paskui pradėjau jausti, kad organizmas pats jos nebenori. Net kvapas pradėjo mane erzinti. Ir netgi pradėjo draskyti gerklę. Toks kaip, nežinau, tiesiog kaip kosulys. Ir tada supratau, mano kūnas pats pradėjo rinktis gyventi kitaip. Ir dabar mano rytas atrodo visiškai kitaip. Atsibundu, prie lovos pas mane pastoviai yra Neo rezervos stikas. Išgeriu jį dar net neišlikus iš lovos. Ir po truputį ateina ta natūrali energija, ta tokia rami, be jokių kažkokių drebančių rankų, kad kai būna kavos išgeri, tai plūpsnis toksai energijos, pradeda rankos drebėti, bet tai yra trumpalaikė tokia savijauta. Ir man tai buvo wow. Nes šiandieną žmonės yra labai pavargę fiziškai, emociškai, vidumi ir dažnai jie ieško ne dar vieno produkto. Paprasčiausiai jie ieško geresnės savijautos, lengvesnio ryto, ramybės ir energijos gyventi toliau. Ir būtent čia aš supratau dar vieną labai svarbų dalyką. Greenway Global kompanija tai ne tik produktai, tai galimybė žmogui po truputį keisti savo gyvenimą. Taip, čia yra verslo galimybė, bet man labai svarbu pasakyti vieną dalyką. Aš netikiu greitais pinigais, aš netikiu stebuklais per savaitę, aš tikiu sistemą, nuoseklumu ir tikiu žmogumi. Ir man atrodo, kad Lietuvoje šiandieną labai daug žmonių pavargo, visi kažkur skuba, visi kažką stumia, visi ieško čia ir dabar, o aš noriu kitaip. Aš noriu ramiau, aš noriu giliau,
Aš noriu tikrai ir tikriau. Taip, komandą kurti nėra lengva, ypač kai žmonės priprato ieškoti kažkokių tai greitų rezultatų, greitų pinigų čia ir dabar. Bet aš tikiu, kad yra moterų, kurios nori ne tik pardavinėti, kurios nori augti, mokytis, kurti savo aplinką ir turėti savo auditoriją, turėti savo žmonę. Ir galbūt būtent dėl to šiandieną aš čia kalbu. Ne todėl, kad noriu kažką įtikinti, o todėl, kad noriu parodyti galima ir kitaip. Galima kurti verslą be spaudimo, be vaidybos, per patirtį ir per pasitikėjimą. Ir jeigu bent vienam žmogui šiandieną rezonuoja tai, ką aš pasakiau, vadinasi, visa tai turi prasmę. Gražios dienos!